Nu ką, tai pradedam, čia jau kas žiūrėjo, tai pradedam iš naujo mūsų transliaciją. Tai šiek tiek atsiprašom už, kaip čia, garso kokybės ir perdavimo nesklandumus. Jeigu kažkas dar bus, tai bandysime ištaisyti. Tai iš tikrųjų šį vakar mes aptarėm tokią labai, kaip čia, nevienareikšmišką temą ir problemą, kuri yra labai plačiai paplitus mūsų visuomeniai. Ir man atrodo, yra įdomiausios tos problemos, kurios tikrai turi labai didelį mastą, bet apie kurias niekas nešneka. Tai šita problema yra pornografija ir praeitą savaitę publikavom Jurgio tekstą, pavadinimu Pornografijos metastazė. Ir iš tikrųjų norisi, nevyniojant į vatą, tai iš karto ir klausti. Tai irgi parašai tekstą apie pornografijos metastazę, tai kodėl tai yra problema? Ne? Kas yra ne taip? Gal tada dviem aspektais greitai peržvelgsiu. Pagrindiniai du problematiški būtent šito reiškinio aspektai būtų mokslinis, tai yra pornografijos vartojimas žmogaus smegenyse padaro nebegrįžtamus pokyčius. Tam tikra prasme sudarko dopamino visą veikimo sistemą ir sumažina tiesiog valios centrus, reiškia smegenyse. Tas dalis, kurios atsakingas už valingų sprendimų priėmimą, jos atrofuojasi paprasčiausiai ir žmogus tampa impulsyvesnis, vadovaujas labiau instinktais. Tuo pačiu moksliniais tyrimais studijomis patvirtinta, kad pornografijos vartojimas neigiamai paveikia žmonių santykius tarpusavio. Santuokos pasitenkinimas krenta tikrai stipriai, kyla įvairių lytinių sutrikimų, erekcijos sutrikimų pas vyrus. Tai tokie yra moksliniai duomenys. Žinoma, svarbesni tikriausiai yra moraliniai duomenys. Tai yra būtent tai, kad kaip pats aktas ir veiksmas pornografija iš tikrųjų yra pasibaisėtinas dalykas. Žinoma, tikriausiai dauguma mūsų visuomenės narių su tuo nebūtinai sutiktų, su tokiu mano kategorišku teiginiu, bet bent jau žiūrint iš perspektyvos moralės, kuri vertina žmogų kaip aukščiausią ir didžiausią žemišką gėrį, tai pornografija išnaudoja žmogų ir padaro prekę iš esmės ne tik iš to, kuris yra turinio dalis, bet ir iš to žmogaus, kuris vartoja turinį. Abudu išnaudoja ir išnaudojami pinigų generavimui, jų kūnai degraduoja, to yra neigiamus sveikatos pasekmes. Žinome, moralinis aspektas yra žymiai gilesnis ir galima jį aptarti daug plačiau tikrai. Jo, bet man dar labai norisi taip paimti tokius keletą krikščionybės stereotipų, nes labai dažnai krikščionis tarsi yra kaltinami tuo, kad jų požiūris į kūną toks yra labai hipertrofuotas, kad kūnas yra blogis. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, jeigu tu skaitai kažkokius ar kairiuosius, ar liberalius kanalus, tai matai, kad matomos yra dvi pornografijos pusės, ne? Tai šiek tiek yra užsienama apie tai, kad industrija išnaudoja, čia yra negerai, kad reikia, jeigu galima sakyti, sąmoningai žiūrėti pornografiją, kritiškai, ne? Pavyzdžiui, teko skaityti tokį straipsnį iš be etikėčių organizacijos, tai jie teigia, kad turėtume už pornografiją mokėti, kaip mokame už Spotify, jeigu ten turim premium ar panašiai. Ir esminis argumentas, kodėl reikia pornografijos, kad tai iš esmės įgalina žmogų pažinti save, pažinti savo seksualumą, padeda santuokai, padeda santykiams. Iš esmės tai yra tokia kaip pažinimo priemonė ir kad kūnas yra geras ir reikia pažinti jį su visais geismais, su visomis aistromis ir panašiai. Ką tu atsakytum iš tą argumentą, kad krikščionis yra tokie, kur sako, žinai, čia kūnas blogis, čia viskas yra šykštu, viskas yra negerai. Ką galėtum jam pasakyti? Noriu pradėti tada atgalinę tvarką nuo paskutinio dalyko, kurį pasakėjai, ir sugrįžti prie to, kaip krikščionis iš tikrųjų mato kūną. Tai sakai, argumentuoji tarsi progresyvių pažiūrų žmonių lūpomis, kad pornografija yra natūralus savęs pažinimo dalis. Ne?
Tai dabar, jeigu dalyko reikalas yra tas, kad pornografija yra visgi žalingas dalykas, tai natūralu, kad mes galim ir žalingus dalykus pažinti. Žinoma, ta prasme, vaikas, būdamas mažas, gali priliesti karštą virdulį, nusideginti su karštu vandeniu, gali iššokti į upę nemokėdamas plaukti. Visa tai yra pažinimo dalis ir natūralu, kad ypač žmogaus lytiškume smalsumo faktorius yra didelis, jis veikia ir bendrinė mūsų nuostata vaikų atžvilgiu turi būti taip, leisti jiems smalsiai patirti pasaulį ir nekliudyti jų tyrinėjimams ir pažinimui. Tačiau visi žinome, kad kai kurios veiklos geriau yra likusios nepažintos. Pavyzdžiui, narkotikai, dar kartą, tos pavojingos veiklos, kurios gali baigtis rankų amputacijom arba mirtimi. Visi vaikus nuo to saugo. Aš argumentuočiau, kad pornografija yra kaip tik tokia veikla. Jinai nepadeda pažinti lytiškumo, bet ji iškreipia, deformuoja, galiausiai tiesiog traumuoja žmogų. Ir to lytiškumo kaip tokio jis ateityje net nebegalės normaliai patirti ir pažinti būtent dėl pornografijos. Jinai yra trikdis lytiškumo pažinimui, ne koks nors kelias į jį. Tada atsakant į tą stereotipą, kurį išsakei apie krikščionis ir krikščionišką požiūrį. Esą krikščionis baidosi kūno, baidosi lytiškumo, aistros, jausmingumo, tiesiog juslingumo kaip tokio. Tai yra netiesa. Paprasčiausiai netiesa. Galiu kalbėti tik tai iš katalikų bažnyčios pozicijų dabar ir neatsakau tikrai už kiekvienos denominacijos požiūrį, bet jau vien istoriškai tai buvo netiesa. Žiūrint į ankstyvosios krikščionybės amžius, kūno gerumo akcentavimas buvo vienas iš esminių bažnyčios darbų. Tai yra ginti nuo gnosticizmo erezijos, kuris sakė, kad galbūt kūnas net ir svarbu ginti nuo manicheizmo erezijos, kuri sakė, kūnas yra blogasis pradas, dvasia yra gerasis pradas. Visą laiką bažnyčia teigia, kad kūnas yra žmogus, be kūno nėra žmogus net. Toksai buvo teiginys, tuomet gali sakyti, baidėsi lytiškumo, ne kūniškumo, bet lytiškumo baidėsi. Celibatas, kaip pavyzdys, tarsi laikoma šventesnė buvimo forma, būti nesusituokus, bet ir tai nėra tiesa. Tai nėra tiesa. Bažnyčia kanonizavo giesmių giesmę, tokią knygą, kurioje lytiškumas veržiasi pro kraštus. Šventųjų irgi aprašymuose, įvairių mistikų aprašymuose, Dievo ir žmogaus santykis netgi yra tam tikrais santuokiniais terminais aprašymas. Visi bažnyčia galiausiai nuo seno teigia, kad santuokos esmė ir jos įgyvendinimas yra lytinis aktas ir visą laiką laikė tai gėriu, kurį žmogus turi išgyventi, tačiau pripažįsta, kad gimtosios nuodėmės paveiktas žmogus neišgyvena savo lytiškumo, kaip turėtų išgyventi. Todėl tam tikros formos, mums įprastos lytinės saviraiškos formos yra krikščionių pripažįstamos tiesiog nuodėmingomis ir griaunančiamis žmogų. Ir pornografija yra viena iš tokių formų. Taip. Jo, žinai, čia jeigu labai eitume giliai krikščionybę, tai aišku, čia, irgi reikėtų tą trumpai pristatyti, kad pats vyro ar žmonos meilės ryšys, ne, kaip labai gražiai pasakei, yra apibūdinamas teologinėmis kategorijomis, ne, kad iš esmės net sakoma, kad yra ryšys, ne, tarp Kristaus ir jo bažnyčios, atitinka ryšį tarp vyro ir jo žmonos, ne, kad vyras eina. Tai yra esminė Kristus ir bažnyčios analogija, kuri yra dažniausiai vartojama, yra būtent nuotakos ir sužadėtinio. Tai yra jo esminis įvaizdis bažnyčios ir jisai būtent susijęs yra su tam tikrų būdų išreikštas žmogaus lytiškume. Tai yra... Taip, ir tai labai gražiai išreiškia ir patį lytiškumą, ir lyčių rolės, kad vyras eina ir aukojasi, ne, o moteris priima, saugo ir taip toliau. Taip. Tai iš tikrųjų čia turbūt, jeigu man pačiam reikėtų neatsakyti tiem kritikam, kuriuos įgarsinau, tai krikščionybė ne tiek draudžia, bet turbūt nukreipia, ne, kad iš esmės
duoda tam tikrą kryptį tam malonumui, kad A jis būtų dar didesnis, o B susijęs su džiaugsmu. Tai toks, nu, nes šiaip yra, man atrodo, gal bažnyčios tėvai yra apie tai yra kalbėję, kad, nu, kad reiškia, jeigu nebūtų pirminės nuodėmės, tai iš esmės seksas būtų dar malonesnis, ne? Tai iš esmės apie tai kalba krikščionybė, tai čia yra iš esmės, nu, jeigu taip jau visiškai banaliai šnekėtume, tai tam, kad tą malonumą padidinti, jeigu malonumą suprantam gerai, ne? Ir malonumas yra geras, tai čia yra priskiriamas ir prie šventosios dvasios vaisių ir visai. Bet vat apie tą malonumą, tai aš noriu dar truputėlį pašnekėti. Kai ruošiausi šitai transliacijai, ieškojau, nu, įvairiausios informacijos internete ir buvo labai įdomu, radau tokią vieną laidos ištrauką su Jordanu Petersonu ir man labai patiko jo citata, kur jisai sako, kad mes iš esmės esam net evoliuciškai yra labai įdomu tai žiūrėti, kad staiga mes atsidūrėm vietoj, kur reiškia 13-metis paauglys gali per vieną dieną pamatyti daugiau nagų moterų, negu labai labai sėkmingas vyras prieš 100 metų per visą savo gyvenimą, ne? Ir kas yra pats baisiausias dalykas, tai prasme, kad visam tam tau nereikės jokių pastangų, ne? Tu neturėsi pasiekti karjeroj, neturėsi užtikrinti to ir ano, iš esmės tu gali tiesiog tai matyti, ne? Tai man atrodo, kad šitas pokytis, posūkis, kad tai yra tiesiog prieinama kelių mygtukų paspaudimu ir labai jauniems žmonėms yra absoliučiai mind-blowing dalykas. Ir kaip tu sakai pradžioj, ką tai padaro su mumis, dar yra didžiulis klausimas, kurį mes pamatysim ateinančiais dešimtmečiais. Tai vat man čia ir norisi klausti, pavyzdžiui, kaip tu manai, nes didžiausia problema yra tai, kad mes nekalbam apie tai, ne? Nuo ko pradėt? Kaip pradėt kalbėti apie tai, nes yra daug mokslinių tyrimų, kur, pavyzdžiui, pornografijos žiūrėjimas iš esmės sukelia pokyčius vaikų ir paauglių frontalinį, reiškia, smegenų daly, kuri yra atsakinga už sprendimų priėmimą, už ilgalaikių sprendimų pasiekmių numatymą ir taip toliau, ne? Ką daryti, ne? Kol toks svarbus dalykas nėra iškeliamas į viešumą, tai tiesiog klausimas, ką darom? Nors klaus šito, ne? Jo, ką darom? Suprantam tikriausiai šaknį ir centrą visko, pirmas dalykas. Nesinori tokio konkretaus dalyko iš karto nukelti į abstrakčius svarstymus, atrodo norėtųsi praktinį sprendimą, bet man atrodo šiek tiek reikia pasvarstyti apie idėjas, kad galėtų kilti veiksmas. Tai kokia idėja, koks judėjimas, kas lypi už to išplitimo, yra pirmas klausimas. Ir kokia nuostata. Tai pirminė nuostata, kaip tokia, aš bent jau esu įsivardinęs savo, kad yra laikyti malonumą seksualinių santykių ir tiesiog lytiškumo pačiu didžiausiu tikslu. Tai yra, žiūrėkime, lytiškumas teikia malonumą, tai yra tikslas lytiškumo. Iš kur toks galėjo kilti įsivaizdavimas? Be abejo, iš seksualinės revoliucijos ir iš atitolimo nuo būtent Europos krikščioniškų šaknų, ne? Ir irgi nenoriu dabar skambėti kaip užsikirtusi plokštelė, bet pažiūrėkim, kokios tos šaknės ir ką jos mums sako apie žmogų, apie lytiškumą. Tai yra kokį jūs pateikia vaizdą. Modernybė mums sako, lytiškumas lygu malonumas, tai yra viskas, ko jums reikia, vaikai yra priedas prie jūsų gyvenimo, kuris galbūt taip, galbūt ne, bet šiaip džiaukitės gyvenimu. Taip, čia Laisvės partija. Čia vaikai toks kaip priedas, kuris, ten neatsiranda, gali būt, gali nebūt, bet nėra esminis. Aš tik truputį noriu papildyti apie tą seksualinę revoliuciją, kad, iš esmės tai man labai įdomus, matau, tai buvo Viljamo Reicho tokio seksualumo tyrinėtojo, kuris šiaip jo šaknis yra Frankfurto mokykloje, tai iš esmės ne marksizme, bet jisai kaip ir daugelis jų persikėlė į Ameriką, bėgdamas nuo Antrojo pasaulinio karo. Tai jis pasakė tokį labai esminį dalyką, kad reiškia visas žmogaus seksualumas su visomis jo formomis yra normalu tik dėl to, kad jis yra. Ir jisai
paskelbė, dabar jeigu nesuklysiu, man atrodo, Study on Human Sexuality, kuris tiesiog tyrinėjo labai daug moterų vyrų Amerikoje. Ir jis sako, žiūrėkit, daugybė vyrų užsiema masturbaciją, ne? Tai jeigu taip yra, tai tegu taip ir būna. Nu, ta prasme, kad tiesiog logika, ta, jeigu žmonės tai daro, ir čia yra toks yra labai deskriptyvus, reiškia, mokslinis požiūris į tikrovę. Reiškia, žmonės, jeigu taip daro, tai taip yra gerai daryti. Ir, pavyzdžiui, po to atsirado iš karto po to ir Playboy žurnalas ir kiti dalykai. Ir, pavyzdžiui, buvo toks, jeigu neklystu, Heiso kodeksas Amerikoje, kuris cenzuruodavo filmus. Reiškia, nu, turėdavo tik tam tikrus moralės standartus. Tai visa tai buvo nuimta, nes moksliškai buvo pasakyta, kad, na, jeigu žmonės taip elgiasi, tai ir yra visiškai gerai. Tai čia tiesiog papildant seksualinės revoliucijos temą. Tai štai, seksualinė revoliucija siekia įteisinti kiekvieną seksualinį veiksmą, koks tik tai yra pasaulyje. Jei tai pavyko, sveikinimai, tikrai jai pavyko, labai gražiai tai padaryti, bet divizija, žmogus yra malonumo būtybė. Taip, tai čia jeigu klausysi, ja, bet tas. Taip, ir tikslas dabar mano šito monologo yra atsakyti, ką daryti, koks mūsų išeities taškas dabar, yra tai taip aplitę, tai pirmas dalykas tai yra vis tiek kiekvienam asmeniškai sugrįžti prie šaknies to, kas yra žmogus ir kas yra žmogaus lytiškumas. Ir nematau geresnio, tikresnio, vaisingesnio atsinaujinimo šaltinio, negu kad bažnyčios ir Kristaus mokymas apie žmogų. Tai yra Dievo apreiškimas žmogui, kad žmogus yra sukurtas aukštesniam tikslui negu šis pasaulis. Žmogus yra Dievo kūrinys begalinio orumo, begalinės vertės. Ir kiekvienas žmogaus veiksmas yra sudėliotas Dievo gražiai sustyguotai kūrinijos tvarko ir kažkaip atspindi Dievo gerumą. Tai lytiškumas ypatingų būdų atspindi Dievo gerumą ir išmintį. Ta prasme, kad žmogus, išreikšdamas savo lytiškumą su kitu žmogumi, sukuria naują gyvybę. Tai yra dalyvauja Dievo kūrimo darbe. Dievas lytiškumui suteikia tokį orumo laipsnį, kad net leidžia dalyvauti ir bendradarbiaujant su juo, kuriant kitus žmonės. Ir aš galiu start, nes man tiesiog kažkaip aš pastaruoju metu apie tai mačiau, kad, nu, ir čia yra kosmosas, pavyzdžiui, ta prasme, kad, nu, tipo, žinai, tu gali, padaryti spintą, gali sukonstruoti stalą, bet kad tu gali pradėti naują gyvybę, ne? Tai čia kažkaip peržengia, nu, bet kokį, nu, ta prasme, kad tiesiog, jeigu taip pat mastai, ką esi šiaip sukūręs ir padaręs, ir naujos gyvybės pradėjimas taip peržengia bet kokį mąstymą apie įprastus procesus, nu, kad tai tiesiog aš tiesiog nenoriu nieko sakyti, kas būtų per daug banalu, bet tada duosiu. Viskas, kas gali būti apie tai pasakyti, yra per daug banalu. Ja, viskas, nes nėra žodžių tinkamų apibūdinti tai paslapčiai, kuri yra kūrimas, yra sukūrimas naujas asmuo. Tai yra, kad tu sukuri kažką, kas yra pagal Dievo paveikslą. Dievo, kuris yra virš tavęs. Tai yra tokia dovana žmogui, tai natūralu, kad mes atsižvelgiam šitą Dievo dovaną ir pasižiūrim, kam jis ją sukūrė. Lytiškumą sukūrė vaisingumui ir meiliai. Tai yra, kad vyras ir moteris taptų viena ir iš jų vienybės gimtų nauja gyvybė. Ir modernus pasaulis, nusisukęs nuo tos krikščioniškos antropologijos, pasidaro savo išvadas, vadovavęs tą egoistinę logiką, kad jeigu patiriu malonumą, tai gal galiu tiesiog jo siekti, susikuria savo įrankius tokius kaip kontracepcija ir štai siekia. Tai jeigu sugrįšim prie to pirminio vaizdo, tai pažiūrėkim pro tą prizmę į pornografiją tada. Kas yra pornografija, žiūrint per šitą Dievo paslapties ir dovanos prizmę? Tai yra visiškas iškreipimas. Absoliutus, maksimalus, galutinis iškreipimas lytiškumo tvarkos. Tai yra, nėra pornografijos veiksme nei meilės, nei vaisingumo. Ta prasme, abu dalykai neegzistuoja. Ir čia, man atrodo, labai svarbi vieta, ne, vat ką pastebėjai, kad, reiškia, yra santykis, yra vaisingumas, yra malonumas, ne? Tarkim, šitie trys elementai ir pornografija padaro tokią kirtį, ne, kad, reiškia, atskiria ir palieka tik tai malonumą. Tai man atrodo, va čia tą žiauriai svarbu pastebėti, kad, nu, žinai,
tiesiog paprastas klausimas, tai o kam turėti vieną, jeigu gali turėti tris, ne? Tai aišku, kad trys yra geriau. Tai toks, nu, tiesiog, ne? Taip. Tikrai, kam turėti vieną automobilį, jeigu gali turėti tris. Taip, čia tiesiog galėtų... Sulyginkime žmonės automobiliams. Čia galėtų būti naujas straipsnio padarimas, o kam turėti vieną, jeigu gali turėti tris. Tai va. Tai man norėtųsi šitoj vietoj, vat, kadangi pradėjom kalbėti, taip jau nebe apie teologiją, bet konkrečiai, ne, apie pornografiją, truputėlį taip įvesti gal tokio rimtumo į šitą temą, nes atrodo, kad, nu, turbūt, kadangi pornografija yra lengvai prieinama, ypač vyrų tarpe, tai ten tikrai visi yra žiūrėję, ne, ar vienaip, ar vienu ar kitu laikotarpiu, ir tai tampa tokiu, nu, nepastebimu dalyku. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim statistiką, tai iš tikrųjų pornografijos vartojimas, ypač per COVID pandemiją, ir vaikų pornografijos vartojimas, tai va čia yra baisiausia statistikos dalis, yra išaugęs kartais. Tai, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, ir čia yra Agnės Bilotaitės citata, tai aš gal tiesiog tą citatą paskaitysiu. Čia Agnė Bilotaitė po Kęstučio Palikšos, man atrodo, kunigo bylos, jo, kuris buvo nuteistas už vaikų tvirkinimą ir pripažino, kad laikė vaikų pornografiją, tai čia ji sakė. Reiškia, skaičiai tikrai yra dideli ir jie didėja. Jeigu pernai turėjome 5000 vaikų pornografijos atvejų, apie kuriuos buvo informuota policija, tai per pirmosius šių metų mėnesius jau užfiksuota 2200 atvejų. Ir ši tendencija yra visur. Europos Sąjungoje taip pat fiksuojamas drastiškas augimas. Jeigu prieš 10 metų buvo 23 000 atvejų, tai dabar per metus yra fiksuojama 725 000 atvejų, ne? Tai mes lynam, kad 10 metų laikotarpį nuo 23 000 iki 725 000, tai mes paskaičiavom prieš transliaciją, kad tai yra 31 kartas išaugęs vaikų pornografijos vartojimas. Europa vartoja daugiausiai vaikų pornografijos, daugiau negu JAV. Ir man atrodo svarbu irgi šitą vietą pabrėžti, kad nėra taip, kad tiesiog ten, žinai, vyrai žiūri pornografiją ir tai yra kažkokie labai blogi žmonės, kurie žiūri vaikų pornografiją. Labai priklauso nuo žmogaus, bet pagal įvairius mokslinius tyrimus pornografijos priklausomybė, jeigu žmogus nekovoja ir jį išsivysto, veda prie vaikų pornografijos, o tas gali būti, kad netgi 10-mečių bėgyje kažkada tai prives prie seksualinių nusikaltimų, nes Europoje iš tikrųjų 1 iš 5 vaikų yra patyrę seksualinį priekabiavimą ir dažniausiai tai būna namuose, tai ne, kažkur tai artimoje aplinkoje. Tai iš tikrųjų čia toks problemos masas didžiulis ir yra šliaužianti, tik tai nežiūrint bendrą paveikslą, gali atrodyti, kad čia nieko baisaus. Noriu tik pridėti, grinai šiuo aspektu, kad pornografijos vartojimas palaipsniui gali privesti tikrai prie vaikų pornografijos, tai ypač dabartinėje būklėje populiariausių pornografijos svetainių, tenai nevykdomas beveik joks normalus stebėjimas turinio. Tai reiškia, vaikų pornografijos yra ir tose pačiose žymiausiose svetainėse. Reiškia, žmogus, kuris yra priklausomas, tarkime, 10 metų nuo pornografijos, būdamas tose svetainėse gali netyčia pakliūti ant tokio turinio, kuris yra apmokestinamas, kurio dėka gauna tos svetainės milijonus dolerių pajamų, legaliai veikia tokiose valstybėse kaip Kanada, pavyzdžiui, gauna milijonus dolerių pajamų ir tenai labai lengvai, tiesiog paprasčiausiai galima surasti vaikų pornografijos. Taip, į paieškos laukelį tu įvedęs žodį vaikų pornografija, tu nerasi jos taip paprastai, bet jinai yra ir jinai nėra šalinama pakankamai greitai ir efektyviai ir visiškai prieinama. Kaip žinia, tos svetainės turi įvairius rėmėjus, gauna pinigus, yra visiškai legalios, su jom nieks neketina susidoroti, bet štai net ir per tenai, ne tik tamsiajam juodajam internete, bet ir tenai plinta vaikų pornografija. Tai tiesiog užkibti priklausomų žmogui yra be galo lengva. Jo, ir čia prieš keletą vasarų buvo toks
toks filmas, dabar galvoju, akimirką užkrito. Su Džimu Kavizeliu. Jo, tai užkrito Irgi pavadinimas. užkrito pavadinimas man. Jo, bet iš esmės apie tai, kad, nu, tie tinklai vaikų grobimo, išnaudojimo ir pornografijos, tai jie yra didžiuliai, nes tai teikia didžiulį pelną, ta prasme, ir gaunas toks labai neteisingas paveikslas, kad, reiškia, tiek Europa, tiek JAV išnaudoja trečiąsias šalis, nes būtent trečiosiose šalise daugiausiai yra pagaminama vaikų pornografijos, dėl to, kad lengviausia pagrobti vaikus, jais niekas nesirūpina ir taip toliau. Tai iš tikrųjų gaunasi gan baisus paveikslas ir tie mastai yra didžiuliai. Filmo pavadinimas yra Sound of Freedom, laisvės garsas lietuviškai. Jo, ten realiai yra apie policininką, kuris dirbo JAV ir jo darbas būdavo, iš esmės, man atrodo, žiūrėti tą pornografiją ir atpažinti nusikaltėlius. Ir po to ir vaikus, ir juos gaudyti. Ir galiausiai suprato, kad, nu, problemos šaknis yra trečiajam pasauliui. Ir jis, reiškia, įkūrė savo organizaciją, kuri tą daro ir šiuo metu irgi veikia. Tai labai toks jo darbas reikalingas. Galvoju, ko aš dar norėjau tavęs paklausti. Nu, man vis tiek nori sugrįžti prie tokio politinio lygmens, ne, ta prasme, kaip čia taip yra, ne, kad įvyko didžiuliai pokyčiai, ne, to niekad nebuvo, tiesiog tokio maso turinys tiesiog būdavo neprieinamas ir, pavyzdžiui, to nėra, žinai, nei vyriausybės programoje, nei politikų pasisakymuose. Iš tikrųjų, tai vienintelis Vytautas Sinica iš Nacionalinio susivienijimo ir ačiū jam už tai. Šiek tiek... Ačiū Vytautai, taip. Ačiū Vytautai, tikrai už tai. Jeigu mus žiūri, tai tikrai ačiū tau už tai. Vienintelis Facebook'e viešoje erdvėje pasisakė apie tai, kad, nu, hebra, žiūrėkit, nu, bet čia yra didžiulė problema, ne? Tai kaip tu galvoji, kodėl neatsiranda joks politikas, kuris nepasako, nu, davai, imkim ir kažką darykim su to? Taip. Nu, galiu labai pasakyti griežtai, bet šitas pasakymas galiotų ir didžiai tiesiog visuomenės daliai, tai politikams taip pat galioja, tiesiog didelė dalis jų patys žiūri pornografiją. Ja, tai aš irgi taip galvoju, kad... Tiesiog visiškai be jokio pasmerkimo, dabar nenoriu, kad iš mano lūpų skambėtų pasmerkimas ar kažkas panašaus. Ne, tikrai ne, visi esame nusidėjėliai, absoliučiai visi, bet tiesiog statistiškai tokia tikriausiai yra realybė, bent jau tarp jaunesnių politikų, vyresni, galbūt ne tiek iš tikrųjų, ne tikrai ir be abejo, net nebandau nei į vieną konkretų veidą, aš dabar apeliuoju tiesiog, tas galioja ir jūsų darbovietėje, ir jūsų klasėje, ir jūsų šeimoje, galioja absoliučiai visose visuomenės grupėse, tai neišvengiamai ir Seime. Todėl taip, koks gali būti atsinaujinimas, toks technokratinis iš viršaus, kai iš pagrindų visuomenė yra to pažįsta. Taip, ir čia labai man patiko, pavyzdžiui, šiek tiek pasidomėjau, tarkim, JAV statistiką, kad, reiškia, 2/3 Amerikos darbuotojų kompiuterių galima rasti pornografijos. Nu, ta prasme, tai čia skaičiai yra kolosalūs. Nu, ta prasme, kad jeigu 2/3 dirbančiųjų, reiškia, turi net savo darbo kompiuteriuose tą, ne, tai čia jau labai yra visa visuomenė persmelkęs reiškinys. Tai, va čia irgi, ne, tai nuo kur mes pradedam? Ar nuo viršaus, ar nuo įstatymų, ar nuo asmens, ne, kuris su to kovoja, nes šiaip tai, nu, va irgi kiek domiausia, tai nėra taip, ne, kad žmonės tą daro ir yra žiauriai laimingi dėl to, kad tą daro. Tai dažniausiai žmogus jaučiasi, kad nu, jis yra tame, yra priklausomas, nepriklausomas laipsnis skiriasi, bet jaučiasi tarsi įstrigęs. Tai man va tokį turėjom deskriptyvų vertinimą, ne, kad yra problema, kokia ji yra, kiek paplitus ir panašiai, bet noriu klausti, nu tai o kaip su to kovoti, ne? Pavyzdžiui, va jeigu dabar žiūri kažkoks žmogus, kuris su to kovoja, kaip su to kovoti? Taip. Na
ką, ištraukit savo Biblijas, nes dabar bus pamoka apie Jėzų Kristų. Iš tikrųjų, kai žmogus susiduria su moraliniu blogiu, tai dažnai gali nusvirti rankos. Ir ypač, kai tas blogis yra mumise ir veikia mus, tai ryštas kažkaip, tai tikrai priešintis gali apimti tiesiog neviltis. Bet nuoširdžiai esu įsitikinęs, kad vienintelis realus atsinaujinimo šaltinis tai gali būti Kristus ir atsivertimas. Ir atsivertimas taip dedant savo pastangas, sąmoningai kovojant, bet galiausiai visą pasitikėjimą susidedant į Dievo rankas. Taip, tenka pripažinti tiesą ir reikia atsistoti tiesoje, bet tada yra tas, kuris yra už mūsų aukštesnis, kuris siekia mūsų gėrio, kuris duoda mūsų savo pagalbą ir niekada nepasmerkia. Tikrai nepasmerkia, tik tai drąsina ir stumia kovoje į priekį. Tai galiausiai atsinaujinimas, manau, turi ateiti iš bažnyčios. Ir ypatingai iš pastaraisiais dešimtmečiais iš lėto plintančio mokymo apie kūną, kuris buvo paskelbtas Jono Pauliaus II. Tai yra, kiek esu susipažinęs, esu skaitęs įvadą jo mokymo, tai toksai šviežias ir naujas būdas kalbėti apie žmogų, kūną, meilės prasme, kokio niekur kitur kultūroje nerasi, absoliučiai niekur kitur. Ir susipažinti žmonėms su kūno teologija siūlyčiau. Pirmą katalikam, o tada jau visiems kitiem. Tikrai tai yra šviežias oro gūsis ir stiprinanti jėga visoje šito beprotystėje. Aišku, čia labai plati tema kūno teologija, bet aš pats per daug gerai neišmanau, bet matau, kiek mes čia palėtėm, kad Kristus ir bažnyčia ir taip toliau. Bet kaip tariant, vienas dalykas, ką žinau, man atrodo, čia buvo kažkur tai gal ateitininkų, per kažkurią Valentino dieną ateitininkų organizuota per paskaitą šitą skaitę. Praėjusiais metais. Jo, praėjusiais, man atrodo, kad iš esmės santuokinio lytinio akto metu yra atkartojama priesaika. Ta prasme, kad vyras atiduoda visiškai save, o moteris priima ir kad tai yra sutuoktinių vienybė, ne? Ir kad tame Dievas irgi dalyvauja, ne? Tai šitame meilės akte. Tai čia toks, reiškia, kokį orumą, sakralumą ir džiaugsmą galiausiai bažnyčia tam suteikia. Tai čia toks tik tai, truputį Jono Pauliaus antrojo teologijos, nežinau, gal tu dar turi kažką daugiau pridėti. Tiesiog koks tai kelias tiems, kurie yra priklausomi nuo pornografijos. Aš daugiau turiu minti, žinai, jeigu Jono Pauliaus antrojo kūno teologija, tiesiog kelios mintis iš to, jeigu kažkas ateina. Kelios mintis iš to mūsų kultūrai, ne? Priimti, jog lytiškumas, tiesiog žmogaus lytiškumas yra daug šventesnis reikalas, negu mes suprantam. Tai yra, mes negalim pakankamai gerai jo įvertinti. Problema ne tai, kad mes per daug iškeliam jį, yra problema, kad mes jo neįvertinam pakankamai. Tai yra didelė brangenybė, Dievo dovanota žmogui. Aukščiausias meilės, žemiškos meilės išreiškimo būdas, koks tik žmogui yra duotas, viena didžiausių Dievo dovanų. Didžiausia Dievo dovana yra pats Dievas, bet jeigu tokia, kaip toks dalykas, tai yra beveik didžiausia Dievo dovana. Ir mūsų kultūroje problema kyla ne iš to, kad per daug gerai vertiname seksą ar iš to kylantį malonumą, bet to, kad per mažai vertiname. Va čia yra problema. Aš taip būsiu šiek tiek labiau pragmatiškas šitoje vietoje. Man atrodo, kas padeda kovoti su pornografija, tai yra 3 dalykai. Tai yra sportas, užimtumas ir turėti merginą, kurią labai myli. Tai tada tikrai niekada nežiūrėsi pornografijos. Tai visą čia tiesiog, nes jeigu turi žmogų, kurį labai myli, vertini ir gerbi, tai tiesiog to niekada nedarysi, nes tiesiog išduotum savo tokių veiksmų ir jeigu rimtai vertinti tos santykius, tai to nedarysi. Tai tikrai mano ne vienas draugas taip yra sakęs, kad šitie 3 dalykai, vyram labiausiai padeda. Nežinau, kas padeda moterim, tai čia, kadangi reikia, nežinau, kadangi neturim
trečio žmogaus, tai va, Taip, bet taip. vis tiek čia daugiau yra vyrų, tikrai problema, tai Bet nereikia um, nurašyti ir moterų. Tikrai, iš moterų, tikrųjų, jo, moterų ir priklausomybės mastai auga ir taip, tikrai nereikia jo, nurašyti. nes Amerikoje tai iš tikrųjų jau yra, kad vienas iš 3 pornografijos vartotojų jau yra moteris, tai čia irgi jau taip sounds alarming, tai jo. Jo. Ir tai Uh, nereiškia, kad vyrai, jums kažkokiu būdu daugiau laisvės negu moterim duo. Tarsi tai nereiškia, kad mažiau atsakomybės turi vyrai už šitą dalyką. Nes Taip. tiesiog jie labiau pažeidžiami. Ne, mes ne tą norim pasakyti tikriausiai. Taip. Man dar vienas klausimas, kuris kirba visoje šitoje liberalių, progresyvių, kairiųjų pažiūrų, tendencijų ir mitų judėjimų perspektyvai. Kaip yra, kad, jeigu kairieji kalba, apie išnaudojamas grupės, išnaudojamus, visus vienas kitas mažumas, kodėl tiek mažai kalbama apie tai pornografijos kontekste? Nes iš tikrųjų tiek vyras, tiek moteris iš tikrųjų yra pažeminami. Ne tik tuo, kad tai yra rodoma, bet ir konkrečiai. Ta prasme, tai žmonės tikrai nepatenka į pornografijos industriją dėl to, kad jiem ten labai gerai sekas gyvenime. Tai dažniausiai patenka iš to, kad yra tokia situacija, kur ar labai mažai uždirba, ar neturi iš ko pragyventi ir patenka taip, kad yra verčiami filmuotis šitoj industrijai. Tai man tas toksai, kur gali rasti, kaip yra šnekam, čia yra savęs pažinimas ir taip toliau, bet kokia kaina, ir tas išnaudojimas, tai jis yra tikrai realus išnaudojimas, tai nėra seksualinių mažumų teisų neturėjimas, kuris yra pavadinamas išnaudojimu ir taip toliau. Tai čia yra tikras išnaudojimas žmonių, Tai kodėl čia taip nenuseklu šitą vietą, kaip tu manai? Manau, kad susiję visgi su tuo, kaip suprantame laisvę. Progresyvių žmonių tarpe seksualinis palaidumas dažnai yra laikomas laisvė ir vis naujos seksualinio iškreipimo formos yra vis naujas laisvės įteisinimas. Tai pornografijos industrija kaip tokia yra žiauriai gera laisvės platintoja. Jinai platina visas seksualumo formas, jinai leidžia moteriams išreikšti save, atriboja jas nuo šeimos, kuri yra patriarchalinis instrumentas valdyti moterį, jos vaisingumą, žodžiu, ir viską. Tiesiog tikrai gyvendina tos laisvos, neprikaustytos prie vyro moteris idealą, kuri gali su savo kūnu daryti, ką nori. My body, my choice. Mano kūnas, mano pasirinkimas. Ir jeigu toks jų pasirinkimas, tai kodėlgi ne? Juk tai irgi nebūkim užsisklendę krikščionys, kurie bijo savo kūno ir lytiškumo. Ir bando moteris valdyti ir neleisti jiems daryti savo kūnais, ką nori. Jo, čia turbūt, jeigu kalbant apie kairiuosius, tai čia priklauso, kiek tu turi entuzijazmą, kovot prieš tuos, kas yra išnaudojami, kas iš tikrųjų yra geras tikslas. Bet dažniausiai, būdamas kairiai spektro pusė, tai nėra ta seksualinė laisvė, tai čia tokia, man atrodo, pačios... Seksualinė laisvė, bet iš tikrųjų tai seksualinė vergovė. Tai čia toks labai įdomi įtampa, kad čia jeigu pradėtume, kai kairiuosius kritikuotų, jie turėtų patys save išlaisvinti iš savęs. Tai pirmiausia. Tai jau artėjame prie valandos. Tai nežinau, aš taip galvoju, tokį tiesiog baigiamai uždaromą, taip aptarėm nemažai temų, tai galvoju, gal dar atrodo, gal tau svarbu kažką pasakyti šitoj temoje, ar kažką reikėtų pabrėžti. Kas būtų tavo closing remarks? Mano vis tik uždaromasis pareiškimas gal bus labiau padrasnimas visiems, kurie kovoja su šito blogiu, arba kurie žino, kad gali padėti kitiems, kurie kovoja, tai jokių būdų nepraras vilties. Atsiminti 3 dalykus, kuriuos pasakė Augustas.
Ir paskutinis dalykas, eikite iš pažinties. Mm. Tikrai eikite iš pažinties, nes Dievo malonė yra tikras dalykas. Jinai veikia ir išlaisvina žmogaus širdį dideliems žygdarbiams, o tai linkiu visiems iš tikrųjų patirti tikrą seksualinę laisvę. Ne tą laisvę, kuri ateina iš darimo, ką noriu, kada noriu, kol nebegaliu nebedaryti, pasirodo, bet tą tikrą laisvę, kuri yra dovanot save kitam, tai linkiu patirti tą tikrą seksualinę laisvę. Va taip. Man patinka, žinai, kad taip drąsiai, teologiškai sudėlioji. Aš tai dar noriu taip dar labiau pabaigai grįžti vis tiek prie visuomenės ir politikos. Nu, man tai atrodo, kad, nu, vat, kas iš tikrųjų dar labai yra svarbu šitoje vietoje, kad, nu, jeigu mes kalbam apie valstybės stiprybę, ne, kalbam apie valstybės gynybą tiek Lietuvos, tiek Europos, ypač tokių pastarųjų, ne, dienų įvykyje, kur jau matom, kad Trumpo administracija nebežiūri rimtai Europą ir panašiai. Nu, man norėtųsi biškelį susijęti tą, ne, kad jeigu Europa daugiausiai vartoja, žinai, tiek vaikų pornografijos, tiek pornografijos, nu, ar nėra taip, kad mūsų silpnybė dar truputėlį kyla ir iš tų dalykų? Tai labai norėtųsi, kad politiniam lygmenį mes ne tik administruotume, ne tik paskirstume lėšas, tik klaustume, žinai, iš kur čia paimti tuos 14 milijardų, kurių reikia, kad Lietuva ten pakeltų savo gynybos biudžetą per 5 metus iki 5-6 procentų, ne? Bet pažiūrėtume ir tą kiekvieną pilietį, ne? Kokia yra jo moralė, ne? Ką jisai šiaip veikia, daro ir taip toliau. Tai tas yra žiauriai svarbu ir man atrodo, kad politiniam lygmenį pornografijos draudimas kaip toks, nu, jis turėtų būti, nes sveiko proto balsas, mokslas kalba apie tai, kad jeigu ir yra šito dalyko teigiamos pasekmes, jos visiškai neatsveria neigiamų pasekmių. Ir dabar, vat, Lietuva, tik tai, nu, kiek mes čia turim tą internetą, ne, taip jau plačiai 20 metų, 15 metų, ne. Tai mes dar ateinančiais dešimtmečiais susidursim su šito dalyku, tai po truputį ten Emilija vis dar žiūri, tai va, žodžiu, jos mokykloje ten svarsto apie telefonų uždraudimą ir panašiai. Tai yra čia tas toksai, ne, kad ten, kaip ten taksija mokyklos be telefonų ar kažkaip. Tai kažkada turbūt bus ir tas, ne, kad visuomenė be pornografijos ar taip toliau. Tai tik tai turi ateiti viešą erdvę ar per skandalus ar dar per kažką tai, bet, nu, man norėtųsi taip viltingai pabaigti, kad galbūt tai yra tik tai laiko klausimas, kol bus suvokta, kad šito draudimo reikia, nes statistika visais aspektais, skyrybų priežasčių, santykių kurties priežasčių, šeimų ir taip toliau, socialaus elgesio, kur tu be pasižiūrėsi, nu, tai yra vienas iš veiksnių svarbių. Tai va, tai man noris taip pabaigti tokiu visuomeniniu, politiniu, gal net, žinai, jeigu kažką žiūrės iš visuomenininko ar politiko, nu, bet tikrai, gal nereikia pabijoti, paimti ir pasakyti, kad, nu, mes nematom moksliškai, racionaliai per socialinius tyrimus, kad šitas dalykas turėtų egzistuoti ir paimkim ir uždrauskim vardant Lietuvos. Tai toks būtų mano baigimo. Aš tikiuosi, kad tas vardant Lietuvos nebuvo politinė reklama. Ne. Ai, ne, visiškai ne, čia visiškai nereferuojant į demokratai vardant Lietuvos, o jie net nepagalvoja apie tai. Tai čia nebuvo politinė reklama, jeigu ką, tai ne. Nes labai jau gražiai užsibaigė. Jo, kokia nors ten etikos komisija, jeigu mus žiūrės, tai nekreipk dėmesio, čia tikrai nebuvo on purpose. Tai va, tai toks būtų mano baigiamasis noras ir tikrai. Tikėkime, kad ateinančių dešimtmečių bėgė, tai Lietuvoje vyks. Tai va, ar Jurgi dar turi kažką tai pridėti, papildyti, pakomentuoti? Vienareikšmiškai tik noriu pritarti paskutiniam to teiginiui. Būčiau prezidentas, mano prioritetas būtų. Deja, Lietuvoje prezidentas neturi leidžiamosios galios, bet būtų prioritetas uždraus pornografiją. Nu va, tai čia turbūt jau Palucko žodžiu. Taip, Paluckas būčiau vienareikšmiškai. Reikia Paluckui rašyti laiškus, kreipimasis ir panašiai. Neradu daug vilčių, žinokit, taip. Man atrodo, reikia pabandyti. Pavyzdžiui, aš pamenu, gal
seniai kažkada žiūrėjau prezidentūros svetainę, ten buvo tokias skiltis parašyk laišką prezidentui. Tai aš nežinau, ar yra vyriausybė, bet... Nu, čia jau man atrodo kaip kalėdų senelių, žinok. Taip, bet kodėl? Gal kažkaip ir galima, žinai, ten... Bet čia be abejo turėtų visuomenininkai, ar žodžiu, ten kokios yra tos katalikiškos, krikščioniškų, ten ar šiaip šeimų asociacijų ir taip toliau, tai turėtų čia jos jau to užsimti. Na, o mes šiandien savo transliaciją jau po truputėlį baigsim, kadangi jau prakalbėjom gerą valandą. Tai čia kaip į savaitės pabaigą jau visai nemažai po visų darbų. Ir kviesim toliau mūsų laivų žiūrėti. Na, gaila, kad aš pats būsiu išvykęs po savaitės rekolekcijom, tai truputėlį nebūsiu Vilniui. Tai dėl to kitą savaitę neturėsim mes transliacijos, bet dar kitą savaitę tikrai turėsim ir aptarsim tai, kas aktualiausia vyksta Lietuvoje, visuomeniai, mūsų portale, apie ką rašom ir apie ką kalbam. Tai turbūt šitą gaidą jau atsisveikinam ir sekit mus. Šiaip beje, šiandien vakare dar išeis labai įdomus straipsnis apie tai, kaip vasario 16 valstybė galėtų įkvėpti šiandien Lietuvą, o rytoj išeis dar įdomesnis straipsnis apie Tinderį ir online pasimatymus. Tai sekite mus, share, subscribe and like ir šitą gaidą atsveikinam. Sudie. Viso iki.